Šioje laidoje docento daktaro Beno Ulevičiaus pranešimas Krikščionis dialoge su kitaip mąstančiu, bei docento daktaro Artūro Lukaševičiaus pranešimas Krikščioniškojo tikėjimo ir gamtos mokslų sąsajos. Pranešimai skaityti seminare Tikėjimo ir mokslo sąsajos šiandien vykusiame Katalikų teologijos fakultete Kaune sausio 20 dieną. Mano tema labiau, nėra akademinė tema, iš tikrųjų labiau susijusi su savirefleksija, galbūt net, nes teko ruošti šitai temai. Ir tikrai buvo pačiam įdomu pagalvoti apie mano paties santykius su kitaip mąstančiais, nes turiu labai daug draugų. Greičiausiai galėčiau drąsiai sakyti, mano dauguma geriausių draugų yra kitaip mąstantis nei aš. Kai kurie iš jų nėra katalikai. Akademinė prasme nedaug jų yra teologų, daugiau antropologų, religijotyrininkų, istorikų. Muzikos prasme suaugęs su sunkiaja muzika, todėl iki dabar mielai bendrauju su žmonėmis, kurie kartais labai kritiškai žvelgia į krikščionybę, į katalikybę, bet kadangi yra mano bičiuliai, mes išlaikome tam tikrą abipusės pagarbos toną ir aišku, kartais nevengiame pašmaikštauti tą temą, patraukti vienas kitą per dantį, vyrukai ypatingai mėgstam tai daryti. Ir šita tema man buvo gera proga pagalvoti, o koksgi pagrindas tikinčiam žmogui, katalikui, būti dialoge, nes paprastai mes greitomis mėtom tokius teiginius, kad, religingas žmogus, tikintis žmogus yra siauresnio požiūrio. Kodėl? Nes jis mano, jog egzistuoja objektyvi tiesa pateikta Dievo, kitaip tariant, pirmosios priežasties. Tikintis žmogus tiki, kad egzistuoja pirmiau visų nuomonių, egzistuoja pirmoji priežastis ir pirmasis objektyvus požiūrio taškas. Mes galim labai įdomias ir skirtingas idėjas turėti apie pirmąją priežastį, vadinti tą priežastį Dievu, absoliutu, protu, tikėti, kad ta pirmoji priežastis geranoriška ar mažiau geranoriška, bet dažniausiai tikime, kad ta pirmoji priežastis yra protinga. Taip tariant, turi savo požiūrį į dalykus, nes jeigu visi dalykai palaikomi, tos pirmosios priežasties, minties, Dievo minties, vadinasi, Dievas turi požiūrį į tai, kas egzistuoja. Dievas turi požiūrį į mane taip pat ir greičiausiai jis turi požiūrį ir į mano poelgius, į mano veiksmus, į mano gyvenimą. Kažkas, ką aš darau, atitinka jo požiūrį, kažkas ne. Bet be abejo, jūs galite pasakyti, tai taip pat yra viena iš galimybių ir man taip pat ši mintis ir yra įdomi. Kodėl toks paradoksas nutinka? Paradoksas tai yra tokia situacija, kai du dalykai atrodo neturėtų būti vienoje vietoje, bet jie yra vienoje vietoje tuo pačiu metu. Kai žmogus pripažįsta, jog jo pirmasis dialogo partneris yra pirmoji priežastis – Dievas. Pirmasis, su kuriuo būtų įdomu kalbėti ir sužinoti požiūrį į tikrovę, yra tikrovės, čia papauzavau, tikrovės sumanytojas, tikrovės programuotojas, toks žmogus, pavadinkim jį tikinčiu žmogumi, katalikų bažnyčia sako, kad toks žmogus turėtų tapti dialogo virtuozu, dialogo entuziastu. Kai aš vartau katalikų bažnyčios katekizmą, jūs turbūt girdėjote apie katalikų bažnyčios katekizmo versiją jaunimui, YouCat, YouTube, o čia yra YouCat, tavo katekizmas. Ten taip pasakyta, kad krikščionis, tikintis žmogus, yra visada dialogo asmuo. Temos pavadinimas nelabai tikslus. Tikinčiojo dialogas su kitaip mąstančiu nelabai tikslu, nes tikintieji taip pat mąsto labai įvairiai. Gali būti
kairiųjų pažiūrų ir dešiniųjų pažiūrų krikščionis. Gali būti krikščionis miesčionis ir natūrofilas, arba kapitalistas, arba socialistas. Krikščionis kreacionistas ir krikščionis katalikas, kuris netiki, jog Dievas sutvėrė pasaulį per 6 kalendorinės dienas. Tai yra irgi taip pat požiūriai. Tai galbūt mano šis pasidalinimas labiau kalbėtų apie krikščionį, kataliką apskritai kaip dialogo žmogų. Kur pagrindas šitai pozicijai? Kodėl toks stilius? Ir pirmoji priežastis, kurią aš randu, yra tai, kad mes visi, be jokios išimties, esame daugia patirtiniai žmonės. Mūsų patirtys yra įvairiopos, sudėtos iš labai įvairių dalykų, išmanymų, skirtingų kalbų. Ir mano kolegos katalikų teologijos fakultete, dėstytojai dėstantis teologijos dalykus ir religijos dalykus, dauguma jų jau turi anksčiau įgytą išsilavinimą. Pavyzdžiui, tik dabar matėme profesorių Narbekovą, kuris buvo chirurgas. Girdėsite paskaitas dėstytojų. Lina Šulcienė buvo informatikė ir vienas iš mūsų kolegų Kęstutis Kėvalas, kunigas Kęstutis Kėvalas, Marijos radijo direktorius, prisimenu labai jo pasidalijimą, kaip sako, tuomet tikėjau, kad tapsiu fiziku, bet ta Dievo patirtis mane taip viliojo, taip traukė, kad kurį laiką grūmėsi ant mano stalo kvantinė fizika, kvantinė mechanika, vadovėliai ir greta buvo Tomas Akvinietis ir kardinolas Ratzingeris. Ir Ratzingeris laimėjo. Bet kitaip tariant, toks žmogus visuomet išlieka jau 2 patirčių žmogumi. Tu tapai teologu arba tu tapai net ir tikinčių žmogumi, bet tu apjungi savo kalbėjime 2 leksikonus, 2 žodynus. Pavyzdžiui, gamtamokslio žodynas tau yra labai gerai pažįstamas ir tu lengvai komunikuoji, bendrauji su gamtamokslio atstovais. Ir kartu tavo pasaulėžiūroje atsirado pirmasis faktas. Pirmasis faktorius, kurio lyg tol nebuvo. Vietoj faktų visumos atsiranda dar ir pirmasis faktas. Tai yra pirmoji priežastis. Ir tas pirmasis faktas įtakoja toliau mano pasirinkimus ir mano gyvenimą. Bet aš jau esu dialogo žmogus. Ir labai nuoširdžiai mane traukia, man yra įdomu tas sritis, kurią aš studijavau arba kurią aš išmaniau. Pagaliau tas sritis, kuri buvo mano pomėgiu, gal ir liko mano pomėgiu. Minėjau, kad užaugau su sunkiaja muzika. Ir toliau groju metalą. Ir dažnai taip nutikdavo, atsimenu, kai pradėjau vaikščioti į bažnyčią, taip aktyviau tą katalikų grupelę, mes važiuodavom kokią nors kelionę ir staiga pamatydavau su juodom striukėm ilgaplaukius vyrukus, su alaus buteliais sėdi stotyje. Ir man tiesiog būdavo didžiulis potraukis prieiti prie jų ir pradėti kalbėti apie įrašus, apie muziką. Ir dažnai taip ir padarydavau. Ir jausdavosi gal kažkiek tai keistai prieš savo kitus bendratikius, nes jie klausė kitokią muziką, jie dėvėjo kitokius drabužius. Taip pat domėjausi Šiaurės Amerikos indėnų kultūra ir, taip jau susiklostė, kad ir likau toks, sakykime, nenormalus katalikas. Nenormalus ir šita prasme, ir visom kitom prasmėm, bet vis dėlto ar tikrai nenormalus? Kas yra normalus katalikas? Ar Evangelija? Ar mes galime patirti gerąją naujieną, žinią apie Dievą grynu pavidalu? Ir atsakymas yra ne. Mes patiriame Dievą mūsų gyvenime, tokiame, koks jis yra, ir tada tas Dievo faktorius įtakoja kiekvieno iš mūsų ligtolinę patirtį. Ir štai kodėl mes tikintieji esame tokie nevienodi, tokie skirtingi. Ir turime net skirtingą mąstymą. Mes tikime, kad Jėzus Kristus yra ypatingas asmuo. Mes sakome, kad pirmoji priežastis norėjo dialogo su žmogumi, todėl pirmoji priežastis įėjo į žmogaus patirtį, tapo žmogumi. Bet ne šiaip žmogumi,
negrynu tokiu abstrakčiu asmeniu, bet žydų, izraelitų prieš 2000 metų, valdant Poncijui Pilotui, įvyko tas istorinis įvykis, kurį mes žinome kaip Jėzaus žygdarbį. Ir Jėzus turėjo žmogišką patirtį. Ir taip pat panašiai jis kalbėjo apie tą kibirkštį, tą Dievo gyvastį, kurią tikintysis atranda. Kai žmogus atranda tą Dievo gyvastį, visa kita tampa jam kitaip svarbu, mažiau net svarbu. Nes jis randa, štai pirmasis mano gyvenimo faktas. Bet ta Dievo gyvastis, Jėzus ją lygino su druska. Nežinau, ar Jėzus buvo geras kulinaras, bet tikiuosi, kad taip, nes jis kalba apie druską. O druska yra kažkas, ką mes naudojame maiste, ir tuomet žmonės taip pat naudodavo druską, kad išryškėtų patiekalo skonis, arba, kadangi šaldytuvų nebuvo, užsūdyti patiekalą, kad jis nesugestų. Ir Jėzus sako, Dievo gyvastis. Štai ta Dievo programa mūsų gyvenime išgydo, kas yra pašlyja, netikra, ir išryškina visų gerų dalykų skonį. Bet druska nėra patiekalas. Mes niekada nevalgom druskos vienos. Mėly svečiai, štai atėjo antras patiekalas. Tai šildyta druska. Būtų labai nekas. Druskos neįmanoma valgyti vienos. Ir Jėzus tuo pasako, kad Evangelija nepakeičia kultūros. Evangelija ateina į tą kultūrą ir kokią kultūrą randa, ten ji apsigyvena. Ir kiekvieną kartą, kai krikščionis taip pat yra klystantis, krikščionis daro klaidas, bažnyčia taip pat ieško savo tapatybės per amžių tėkmę, kiekvieną kartą, kai krikščionybė ar kokia nors kita religija sako, štai šita Evangelija, šita žinia ir yra viskas, ką mes turime, įvyksta anomalijos. Kai jūs sutinkate žmogų, tikinti žmogų ir jūs negalite su juo pakalbėti apie nieką, bet tik apie švento rašto eilutes. Ir žmogus cituoja Bibliją, Evangelijas. Kaip jūs jaučiatės? Sunku net pasakyti. Kažkas yra tokio nežmoniško tame. Norisi atsitraukti, norisi, kaip kam, ne? Galbūt. Kaip kada? Nes jūs gaunat gryną druską. Tu pasigendi žmogaus. Evangelija, kuri šviečia pro to žmogaus patirtį, pro tą gyvą žmogų, pro tokį, koks jis yra. Pro baikerį, pro metalistą, pro gydytoją, informatiką, moterį, vyrą, mažą, suaugusį, čiabuvį, miestietį. Evangelija turinti skirtingus atspalvius. Ir čia ir yra ta tokia labai paprasta pirmoji priežastis, kodėl Evangelija daro tikinti žmogų dialogo žmogumi. Nes lengva dialoguoti, lengva kalbėti. Mus traukia žmonės, kurie žino, kaip mes jaučiamės, ir mes traukiame žmonės, kurie žino, kad mes žinom, kaip jie jaučiasi. Net ir neigiama prasme. Čia, žinokit, labai jungiklis pavojingas, nes dabar lubos pradės leistis, durys susidarys ir visų mes... Atsiprašau. Oi. Čia tokį filmą vakar žiūrėjau. Oi, na gerai, atsiprašau ir vėl. Kubas vadins. Ne, atsiprašau, gerai. Taigi, net ir neigiama prasme, buvęs alkoholikas yra labai geras pašnekovas alkoholikui. Nes buvęs alkoholikas labai gerai žino, kaip žmogus jaučiasi, kai yra poreikis. Antroji priežastis, dialogo pagrindas, kodėl krikščionybė, kodėl tikėjimas turėtų turėti ir geriausiu atveju turi dialogo karštą impulsą, yra teologinė priežastis. Kai aš sakau teologinė priežastis, turiu omenyje, kad mes tą priežastį randame žvelgdami į krikščionybės mokymą, į krikščionybės entuziastų raštus ir į krikščionių patirtis. Ta teologinė priežastis paprasta. Dievas yra keistas Dievas. Krikščionių Dievas yra toks Dievas, kuriam dialogas rūpėjo tiek, kad jis tapo žmogumi. Na, o Dievui pirmai priežasčiai tapti
žmogumi, prakaituojančiu, mažu, sveriančiu tiek ir tiek, senstančiu, turinčiu ir alkio, ir nepatogumų patirtis. Dievui tapti žmogumi yra kraštutinis pareiškimas, jog aš noriu patirti kitą pusę. Nes dialogas vyksta tarp dviejų. Monologas, mano kalbėjimasis su savimi, tikiuosi, kas dabar nevyksta. Tam yra prasme. Monologas yra tai, ką Dievas galėjo daryti, bet jis renkasi dialogą. Jis žengia į kitą krantą ir ne ta prasme, kad jis pasiunčia elektroninę žinutę arba paklausia, kaip sekasi, jis sako, aš visiškai nužengsiu į tavo patirtį, aš visiškai prisimsiu visą tai, kas tame krante, mano pašnekovas ką turi, ką jis patiria, kaip jis išgyvena tikrovę, aš absoliučiai įžengiu į šitą patirtį, kad suprasčiau jį, kad užsimegstų tikra sąjunga, tikras ryšys. Esu matęs nuostabų paveikslą. Mergelė Marija laiko kūdikėlį Jėzų ant rankų, kūdikėlis Jėzus laiko gėlytę ir tas jo to kūdikio žvilgsnis. Toks jausmas, taip Dievas žino, kas yra gėlė, bet štai jis pirmą kartą pamatė tą gėlę žmogaus akimis. Ir tai yra pavyzdys kiekvienam tikinčiajam, tikintysis, krikščionis, žino, kad jo pagrindinis gyvenimo modelis yra Kristus, Kristus yra pirmoji pamoka ir toj pamokoje randam pirmą nurodymą – įeiti į kito žmogaus patirtį, verkti su verkiančiais, džiaugti su džiaugiančiais, besidžiaugiančiais. Būti krikščioniu reiškia būti christianos, mažu kitu Kristumi. Kitaip tariant, perimti Kristaus stilių, Kristaus elgesio modelį. Ir pirmas dalykas tame modelyje yra įėjimas į kito patirtį. Ir kai žvelgiam, pavyzdžiui, į apaštalą Paulių, labai įdomu, jis yra geras pavyzdys tokio dialoguojančio krikščionio. Pavyzdžiui, jis sako Jėzuje Kristuje. Kitaip tariant, žmogui, kuris perkando šitą Dievo stilių, Jėzuje Kristuje daugiau jau nėra nei graiko, nei žydo, nei vyro, nei moters, nei turtingo, nei vargšo, visa yra viena. Kitaip tariant, jis sako, jeigu Dievas ir žmogus užmezgė vienybę, tai nejaugi neįmanomas meilingas dialogas tarp skirtingų tautų, skirtingų kultūrinių patirčių, skirtingų lyčių, skirtingų socialinių sluoksnių. Nonsensas. Dievas rodo pavyzdį. Ir tada apaštalas Paulius sako, aš visiems tapau viskuo, kad visus laimėčiau Kristui. Ir mes dažnai tą antrąjo frazės dalį išryškinam ir sakom, jam niekas daugiau nerūpėjo, kaip tik tais atvertinėti visą pasaulį į Kristų, bet įsiklausykime tą pirmą dalį, aš visiems tapau viskuo ir čia Paulius parodo pagrindinę nuostatą į klausimą, ar gali būti kažkas to žmogaus, ar tos grupės, ar tos tautos gyvenime, kas būtų kliūtis man įeiti į nuoširdų dialogą, į nuoširdžią bendrystę. Ar kažkas gali būti? Paulius atsako, ne. Visiems mes galime tapti viskuo. Visos žmogiškos patirtys buvo įdomios Dievui, jos įdomios ir mums. Ir labai nuoširdžiai. Dažnai, kai mes girdime, jog yra krikščioniško metalo grupės, įsivaizduojame pamokslininką, kuris galvoja, kaip atversti pasaulį ir tada sako, aš išmoksiu groti gitarą ir gal kaip nors tada manęs klausys metalistai, bet žinom, kad tokio pamokslininko muzika būtų blogas metalas, nes jis darytų tai nenuoširdžiai. Paprastai yra kitaip. Baikeris myli motociklą ir tą gyvenimo būdą, bet staiga jis atranda pirmą faktą, pirmąją priežastį. Tai apima jį kaip liepsna, jis negali to pamiršti. Ir jis tampa tikinčių baikeriu, viskas. Gamtamokslininkas, fizikas, atranda pirmosios priežasties galimybę ir ta mintis jo nepalieka. Ir staiga jis patiria, jog ta pirmoji priežastis jį kalbina kažkur. Pirmas faktas, jis tampa tikinčių gamtamokslininku. Tai yra nuoširdus dialogas, tame nėra apsimetimo. Nors visko būna. Paskutinė mano mintis. Dialogas neįmanomas, jei mes remiamės savo stereotipais. Stereotipas yra pagrindinis dialogo priešas. Nes stereotipas yra mano iš anksto suformuotas to mano pašnekovo nuomonių
tinklas. Dažnai remdamasis klaidingom prielaidom aš darau išvadą, jog tas žmogus mano tai apie mane arba apie tikrovę. Ir tada aš neva tai dialoguoju, neva tai kalbuosiu, iš tikrųjų to pašnekovo nėra. Tokio pašnekovo, kokį aš įsivaizduoju, jis net neegzistuoja. Dar blogiau mes dažnai girdime, ir tai yra tiek ir iš tikinčiųjų pusės, tiek ir iš, pavyzdžiui, gamtamokslininkų pusės, remiantis stereotipais, sukuriama tartum, pašnekovo parodija, karikatūra. Ir tada su tokia karikatūra labai lengva, neva tai parodyti savo pranašumą. Mes dažnai girdim tą Dawkinsą su jo veikalu Dievo iliuzija ir neturėjau laiko jo paskaityti, bet man buvo įdomu šiek tiek pavartyti tą veikalą ir atsiverčiau, kur Dawkinsas kritikuoja krikščionybę, neva tai krikščionybė. Vienas iš krikščionybės argumentų, jog Dievas egzistuoja, yra estetinis argumentas. Grožio buvimas. Tai, kad mes patiriam grožį, tam tikrą prasme mums liudija apie mūsų ilgesį absoliutaus grožio ir to absoliutaus grožio neįprastumą greičiausiai. Turėtų būti absoliutus grožis absoliučiame Dieve. Bet tai, kaip Dawkinsas pristato tą argumentą, krikščionišką argumentą, aš jo net pažįstu. Nors tai tema, kurią rašiau ir straipsnius, aš niekad negirdėjau nei Tomo Akviniečio, nei bažnyčios tėvų, nei dabartinių teologų kalbant taip. Nes Dawkinsui pasirodė, kad jis perprato krikščionybės argumentą ir jis jį išdėsto savo būdu ir tada diskutuoja pats su savimi. Galima pateikti pavyzdžių ir iš tikinčiųjų pusės be abejo. Kai mes girdime apie gamtamokslį, kartais susidarome daug visokių stereotipų. Artūrai, perdodu docentui, daktarui Artūrui Lukaševičiui mikrofoną, nes jau artėjame prie linksmesnės dalies, bet tiesiog linkiu jum labai didelio atvirumo, visiems mums taip pat, žengiant į kitas temas ir į tą patį konkursą, kuris turėtų tapti įdomiu, intelektualiu ir mąstymo nuotykiu. Ir jums, ir mums, ir visam VDU. Ačiū. Dialogas tarp tikėjimo ir gamtos mokslų. Ar čia iš viso yra kokia nors problema? O gal čia jokių problemų ir iš viso nėra? Problemos yra ir ypatingai čia sėdintys mokytojai. Mes gerai prisimenam, kaip mums įrodinėjo, kad mokslas paneigė Dievą, paneigė sukūrimą ir iš viso, reiškia, tikėjimas ir mokslas yra du priešai. Jeigu tu esi išsilavinęs žmogus, tai tu negali būti tikintis, o tie, kurie tiki, tai yra tik tai neįsilavinę, tokie tamsuoliai, reiškia, menkų žinių bagažų žmonės. Ir tarp kitko iš karto pradedu, jei kas nors sugalvosit rašyti temą, labai įdomi tema. Paimkite ir pabandykite kokiu tai būdu surinkti 10 pačių didžiausių, svarbiausių gamtamokslininkų žmonijos istorijoje ir pažiūrėkite, kokio tikėjimo, ar jie tikintys buvo, ar jie buvo ateistai. Ir tikriausiai žinote atsakymą, ne? 90 keli procentai
pačių svarbiausių gamtos mokslo atstovų dažniausiai buvo giliai tikintys žmonės. Taigi problema. Vėlgi, ką Lina šnekėjo, tinka man. Realybė, tai yra tai, kas yra, kas egzistuoja, tas visas blynas netaisyklingas čia mano nupieštas, yra daug didesnė už protų pažįstamą realybės dalį, tai yra racionalybė, kuri yra stačiakampiu pažymėta. O tame stačiakampyje dar mažesnis, tamsesnis stačiakampiukas žymi tą racionalybės dalelę, kurią šiandien dienai jau mes esame protu ir mokslu išsiaiškinę. Tai va tokia būtų schemutė. Tai va čia šita schema iliustruoja tikėjimo ir mokslo, arba gal dar tiksliau gamtamokslio susikalbėjimo galimybės ir problemas, kur jos tos problemos atsiras. Kadangi realybė yra daug didesnė už tai, ką mes galim protu pažinti, tai tada yra visiškai teisinga ir protinga, yra racionalu pripažinti, jog yra dalykai, kurie mūsų protą viršyje. Ir tiesiog, reiškia, protui yra neprieinami. Protui, kuris veikia per juslės, kuris apdoroja, reiškia, juslių pateikiamą medžiagą apdoroja, yra dalykai, kurie viršyje tai. Ar yra įmanoma sužinoti, grįžtu dar atgal į tą patį savo, ar yra įmanoma sužinoti apie dalykus, kurie yra ten anapus, yra transcendencijoje. O gal koks šis skirtumas? Neįmanoma. Ir nesirūpinkim savo. Gyvename čia savo visai smagiai, šioje žemėje, turime tai, ką turime, džiaukimės tuo ir nekelkime savo klausimų ir problemų apie tai, ar yra ir kas yra anapus. Bet bėda yra ta, kad patys svarbiausi man rūpimi dalykai yra neatsakomi šiapusybėje. Neatsakomi. Pavyzdžiui, kam aš gyvenu? Ir vienas mano dėstytojas, kai kurie čia pažįstate, profesorius Juraitis, sakydavo, jeigu visi mokslai susėstų prie vieno stalo ir pasakytų viską, ką jie turi pasakyti, aš pamatyčiau, kad kai jie baigė, jie net nepradėjo kalbėti apie tai, kas man labiausiai rūpi. Gamtamokslis. Čia yra. Bet aš pats esu gamtamokslio atstovas, aš studijavau gamtamokslį ir man tai labai įdomu ir svarbus dalykai tenais yra sakomi, bet iš kur ateina žmogus? Arba kas bus po mirties? Ir tegul susėda fizika, chemija, biologija, medicina, astrofizika, kas tik norite, susėda prie stalo ir sąžiningas gamtamokslininkas sakys, tai viršyje mano metodą. Mano metodas apsiriboja racionalybę, o čia yra viršiantis, reiškia, va, tie skrituliukai tamsiai mėlyni, viršyje mano metodą ir aš tiesiog apie tai, naudodami savo mokslo duomenimis, negaliu nieko pasakyti. Tai tada klausimas man, o man tas rūpi be galo, man labai svarbu, kam aš gyvenu šioje žemėje ir ar yra įmanoma apie tai, ką nors sužinoti, o gal tiesiog reikia pripažinti, kad labai gaila, bet nieko negaliu apie tai sužinoti. Atsakymas yra, taip, yra įmanoma apie tai sužinoti, jei kas nors iš anapus ateis į mano šiapus ir man papasakos, kas dedasi anapus. Ir tai yra įvykę. Ir tą įvykį mes vadiname apreiškimu. Jeigu kažkas iš anapus ateis į mano šiapus, į mano racionalybę ir man suprantama kalba ir būdais ir metodais papasakos apie dalykus, kurie dedasi anapus, tai tada aš žinosiu, kaip yra anapus. Pavyzdžiui, tai, kad Dievas yra vienas trijuose asmenyse. Tai yra tik tai apreiškimu pasiekiama tikrovė, tik tai per apreiškimą aš žinau, kad Dievas yra vienas trijuose asmenyse, ne keturiuose, ne viename, ne kažkaip kitaip, bet kad Dievas yra vienas trijuose asmenyse. Tai yra papasakota, arba techniškai kalbant apreikšta, ir tada aš žinau, tai protu aš to negalėčiau pasiekti. Tai yra nepasiekiama visiškai protui. Ir vėlgi, žiūrėkite, įdomus dalykas, kai man tai yra apreikšta, aš žinau, kad yra vienas Dievas trijuose asmenyse, bet mano protelis vėl čia, taip sakant, kai koks kompiuteris užlūžta. Ir aš negaliu, o tai palaukti, kaip čia, Dievas vienas trijuose asmenyse, tai trys dievai? Ne trys dievai, vienas Dievas. Tai palauk, o tai čia gal kokie, kaip sakant, kažkaip tai tik atrodo, kad yra trys asmenys.
3 asmenys, vienas Dievas. Ir va, aš esu kaip mažas vaikas, paliktas prieš pasakymą, kurio aš iki galo nesuprantu, tačiau žinau, kad jis yra teisingas, kad taip yra, dėl to, kad tas, kuris man tą pranešė arba apreiškė, yra vertas visiško pasitikėjimo. Dievas. Dievas yra vertas, Dievas yra tas, kuris negali meluoti arba būti apgautas. Tai esminis klausimas yra, ar tai Dievas apreiškė, ar tai Dievas pranešė. Ir jeigu atsakymas yra taip, tai tada aš šitą priimu, susitaikydamas su tuo, kad mano protas negali to paaiškinti. Ir vėlgi pastebėkite tokį dalyką, kad kuo žmogus daugiau žino, tai tuo jisai daugiau supranta nežinas. Vėlgi čia Linos sritis būtų, ne Sokrato pasakymas. Aš žinau, kad nieko nežinau. Aišku, perkeltinė, jisai vis tiek žinojo, daug ką žinojo. Bet išmintingas žmogus, tokį anekdotėlį papasakosiu, sako, ateina jaunas dėstytojas į auditoriją ir jo kalba eina maždaug taip. Mes ir tą išsiaiškinom, ir tą suprantam, ir tą žinom, ir čia mums aišku, ir čia padarėm didelių atradimų. Ateina senas profesorius į auditoriją ir sako, mes ir to nesuprantam, ir čia yra baltos dėmės, ir čia mums neaišku, ir čia galai nesusiveda. Skirtumas tarp didelio žinojimo ir tokio vidutinio žinojimo. Taigi yra labai protinga pripažinti, kad mano protas turi ribas. Ir va šitoje vietoje jūs matote krikščionišką požiūrį į tikėjimo ir mokslo santykį tarpusavio. Aiškia, krikščionys mano, kad mokslas turi labai svarbę Dievo duotą užduotį funkciją įdirbti sodą. Dievas sukūrė žmogų, kad jisai sodą įdirbtų ir juo rūpintųsi. Va ta visa racionalioji realybės dalis. Va čia yra mums atiduota, kad mes būtume Dievo bendra kūrėjai netgi toje srityje. Tačiau iš kitos pusės yra dalykų, kurie yra visiškai viršijantis mano gebėjimą ir aš turiu pasikliauti malonę. Jeigu kitas ateis ir man papasakos, bus maloningas, aš žinosiu. Ir esminis dalykas yra tai, kad tai, kas priklauso nuo malonės, yra patys svarbiausiai dalykai. Ta anapusybė čia yra. Ir dabar tikro konflikto tarp tikėjimo ir proto, tarp krikščionybės ir mokslo negali būti. Nes tikėjimas pasakoja, kalba apie dalykus esančius anapus, mokslas operuoja, jo metodas yra šiapus. Ir kadangi ir viena ir kita realybės dalys išeina iš to paties vieno kūrėjo rankų, tiesa negali prieštarauti tiesai. Prieštaravime gali būti tik tai tariami, tik atrodantys. Arba viena pusė kažko nesuprato, arba kita. Arba mokslas peržengė savo ribas, arba krikščionybės atstovai. Ir to istoriškai yra buvę pakankamai daug kartų, kur reiškia, krikščionys ar hierarchai, ar reiškia, autoritetai padaro pernelyg didelius pareiškimus, viršijančius reiškia, savo kompetenciją. Ir tada garsioji Galilėjo byla yra, kur Galilėjos, atrodo, kad Galilėjos pasakė tą pasakymą, ne, yra, kur Biblija mums pasakoja ne kaip sukasi dangus, o kaip judama į dangų. Ne kaip juda dangus, bet kaip judama į dangų. Puikiai sprendžia šitą problemą. Taigi, šitą jau pasakiau, tiesa negali prieš savo pačiam. Tikėjimas ir mokslas, kadangi abu ieško tiesos, jie negali prieštarauti vienas kitam. Iš kitos, kadangi tos sritys skiriasi, jų nagrinėjimos, jie negali nei įrodyti, nei paneigti vienas kito. Iškia, čia yra nei įrodymas, nei paneigimas. Tačiau ta perskyra nėra visiška. Nors jie negali įrodyti, bet jie gali argumentuoti už. Iškia, mes galime ir turime gilintis į sąlyčio taškus, nes jie yra labai įdomus. Man jie labai įdomus. Ir šito konkurso viena iš užduočių jums, kurie dalyvausite, yra gilintis į tas tarpusavio sąsajos sritis. 2 noriu panagrinėti. Vėlgi, daugiau čia mokytojai prisimenate, kaip mums įrodinėjo, kad reiškia žmogus iš beždžionės ir čia mes jau visi Dievo nėra ir sukūrimas čia nesąmonė, visa tai yra. Ir štai jie mums melavo, tai yra netiesa, kad evoliucijos teorija arba tiksliau evoliucijos hipotezė paneigia Dievo buvimą. Anaiptol.
Anaiptol, tai, ką mokslas šiandien žino arba spėja, kelia labai pagrįstą, bet vis dėlto hipotezę apie negyvosios ir vėliau gyvosios materijos raidą, mums nepaneigia, bet labai sustiprina argumentą už tai, kad tą raidą inicijavo ir prižiūrėjo protinga būtybė, kurią krikščionys vadina Dievu. Duosiu paprastą pavyzdį. Įsivaizduokite, reiškia, mokslas sako štai ką. Gyvybė šioje žemėje atsirado tikriausiai vienoj vietoj ir labai staigiai išplito gyvybė. Jeigu nėra Dievo, įsivaizduokime, kad esame ateistai. Dievo nėra. Gaila, bet Dievo nėra. Smagu būtų, kad būtų kažkas, bet dėja nieko nėra. Kaip atsirado ta pirmoji ląstelė? Tas reiškia, tas pirmas gyvas organizmas. Kaip jis atsirado? Be abejo, atsitiktinai. Kadangi nėra nieko, kas galėjo, reiškia, tas medžiagas cheminės ir tą visą tenai saulės apšvietimą ir temperatūrą ir drėgmę ir visus kitus parametrus sureguliuoti. Tai reiškia, tiesiog atsitiktinai sukrito cheminės medžiagos į vieną vietą, atsitiktinai atsirado fizikinė aplinka reikalinga ir iš negyvosios materijos ir funkcionuoja gyva ląstelė. O tai tau, gal, ar gali tai būti? Tikimybių teorija sako, gali. Procentas tikimybių yra labai mažas, siaubingai mažas. Jeigu šitą mobiliuką, žiūrėkit, visi turit kišeniuose, tikiuosi, kad išsijungę esate juos. Jeigu šitą mobiliuką aš išardyčiau į smulkės daleles, po vieną šriubelį, sudėčiau į batų dėžę ir purtyčiau jį. Ir atidarau, tikėdamasis, kad jisai susidėjo į veikiantį, tokį funkcionuojantį mobilų. Žinokite, šansas yra, bet kiek kartų jūs turėsite tą bandymą daryti? Labai daug milijardų kartų tą turėsite daryti. Vėlgi kunigo Arvydo Žygo žodžiai yra. Jeigu mes tik tai 3% skiriamės genetiškai nuo žmogbeždžionių, tai kaip paaiškinti tai, kad žmonės stato katedras, o beždžionės nestato katedrų? Nes jeigu tik 3% skiriamės, tai tada logiška būtų, kad beždžionės statytų 3% žemesnės katedras. Ir kaip yra, kad taip radikaliai mes skiriamės šitoje vietoje ir daugelį kitų vietų. Aukojimo fenomenas, šventviečių statymas ir panašus dalykai. Kažkas tai ir šitoje vietoje, žiūrėkite, gamtamokslis yra stiprus tikėjimo sąjungininkas, bet neįrodymas. Nepakliūkime į kitą klaidą. Tai nėra įrodymas. Tai yra argumentas už. Kitaip sakant, tupėdami savo šiapusybėje, mes bandome iš kūrėjo pirštų pėdsakų atpažinti, kas jis yra, ir mes matome, kad tai sutampa su tuo, ką mums Jėzus papasakojo arba apreiškė apie Dievą. Einu į pabaigą. Taigi, kadangi visa gamta yra vieno kūrėjų rankų darbas, ją tyrinėdami gamtamokslis, mes galime tarsi atpažinti jo pirštų prisilietimus. Ir ar tik tai nebus ta priežastis, dėl kurios beveik visi garsiausi gamtamokslininkai, Newtonas, Paskalis, kiti, buvo tikintys žmonės. Tai konkursas yra gera galimybė į tai pasigilinti. Padarykite tokį tyrimą statistinį. Sudarykite sąrašą tų gamtamokslininkų ir pažiūrėkite, ar tai yra tiesa. Ar jų tarpe rasite ateistų, kurie mano, kad gaila, bet vis dėlto nieko nėra. Girdėjote docento daktaro Beno Ulevičiaus pranešimą Krikščionys dialogė su kitaip mąstančiu bei docento daktaro Artūro Lukaševičiaus pranešimą Krikščioniškojo tikėjimo ir gamtos mokslų sąsajos. Pranešimai skaityti seminare Tikėjimo ir mokslo sąsajos šiandien vykusiame Katalikų teologijos fakultete Kaune sausio 20 dieną.